Lietuvos futbolo TV pradeda tiesioginę transliaciją iš Alytaus miesto stadiono 65-ojo turo paskutinės rungtynės ir susitiks Alytaus Dainava bei Šiauliai. Praktiškai, komandoms labai lengva yra pereiti iš gynybos į atakas. Čia Tokičius smūgis ir virš vartų. Šiandien kiti bando patakuoti. Dabar reikia gerą perdavimą atlikti. Vitukinas prie kamulio spėja, 1-0 timų šūvis ir truputėlį virš vartų. Dabar pamatysime kažką įdomesnio. Labai neblogai. Balčiūnas. Ai. Vitukinas pats. Daug vaidinamų įdėsių. Aštrus perdavimas arčiau vartų. Ne taip jau viskas prastai ir gavosi. Bando tai suplačiai teisingai. Čia Vaskela. Aštrus perdavimas arčiau vartų ir ten trūksta 5 metrų. Ojojoj. Kur prarandamas kamuolys Vaskela? Tušti vartai ir ojojoj, o vaikyti. Tokius įvarčius reikia mušti. Šie, nelyderiaujančios komandos lygoje. Čia Vorobjovas smūgiuoja ir įskirsinė. Tiesą pasakius, jeigu šią vieną komandą laimės, man bus gaila kitos. Jeigu laimės kita, gaila bus pirmos. Čia geras smūgis. Vaskela. Čia Friedrichas turi šansą, nepataiko ir 1-0 Tomas Bičkis. Taip, Tomas Bičkis pasirodė aikštėje po keitimo. Neįtikėtinas nesusikalbėjimas Dainavos baudos aikštelėje. Šiauliečiai, bandys įmušti antrą įvartį. Štai toks smūgis. Ir Donatas Miškionis paskutinė akimirka komanda gelbsti. Vitukinas. Į baudos aikštelę ir ten nepataiko Balčiūnas į kamuolį. Viena palanka situacija. Bulskas į baudos aikštelę. Čia Vitukinas. Ojojoj. Į baudos aikštelę. Perdavimas smūgis. Ir visai greta Drupso. Vitukinas. Jau baudos aikštelės prieigas. Arčiau vartų perdavimas. Ir baigėsi. Šios rungtynės. Tokio galutinai lemiamas turmo Dainavai surėsti taip ir nepavyko. Ir viską lėmė Tomo Bičkio įvartis po Dainavos gynėjų klaidos. 1-0 sveikinimai Šiaulių komandai.